Labadiena, dear Lithuanian colleagues and friends. It's very nice to be here. And with Erika, we will read just one poem translated by Erika Drungyte, and it's the first poem from my cycle, Glances. And Lithuanian goes first. Paskaitysime kartu iš ciklo Žvilgsnis pirmąjį eilėraštį, kuris prasideda Rainerio Marijos Rilkės magijos ištrauka. Mano akyse bręsta varpos ir kiekvienas pats savo iš jų išrenka grūdą po grūdo. Bekraščiai ilgesio žvilgsniai, kaitaliojasi su bekraščiais liūdesio žvilgsniais. Visatoje, tarp žmonių, kūnų šilumos, rudo prakaito, melo apie ateitį, blakstienų, kuriuose ir erkutės, ir debesys klaidžioja, pieno skonio ir agonijos kiečiuose, kurių viršūnėse juokės dievai. Ilgai mes miegojom, medaus metai prisivijo deguto metus. Pirmųjų žvilgsnių tramvajai sau kelią laužės raidžių ir žodžių kirtavietei. Pradžioje prisilietimai sukeldavo drugį ir vimdydavo, o vairuotojas aklas voliojosi, snausdamas savo kėdėj. Bezgali ilgu skatieni mīs ar bezgali skumju skatieniem, izplatījumā starp cilvēku ķermeņu siltumu, brūniem sviedriem, meliem par nākotni, skropstām, kurās ērces un mākoņi klejo, piena garš un agoniju, vībotnēs, kur galotnēs smejas dievi. Mēs gulējām ilgi, medus gadi tuvojās darbas gadiem. Pirmo skatienu tramvai lauza sev ceļu, burtu un vārdu cirsmās. Sākumā pieskārieni izraisīja drudzi un vemšanu, pieradums akls zvilnē iesnaudies savā krēslā. Įeikit, kviestum, mūsų žvilgsnių pirmieji keleiviai, lipkit vidun, liūdesio ir ilgesio upės, susijunkit krantais, akių vyždžių geniai ir smeigtukai, vaivorykštės ir tuneliai, ašarų srautai nuplaunantys atminties padidinamuosius stiklus, greitaeigiai impulsai vokų pavėsyje, vartantis veidrodžiams, kai jie amalgamon įsmunka, palieka dėmes nenuplaunamas. Atspėk geografę šias formas, kokie tai kąsniai, kontinentai, kuriuos skalauja seilėje saldžioji mūsų pamotė mirtis. Ienāciet lūgtum mūsu skatienu pirmie pasažieri, kāpiet iekšā skumju un ilgu upes, savienojieties krastos, acu zīlīšu dzeņu un kniepadatas, varavīksnes un tuneļi, asaru tērces, kas nomazgā atmiņu palielināmās lupas. Ātrgaitas impulsi plakstu pavēnī, spoguļu grozīšanās, kad amalgamā tie iemūk, atstāja nenomazgājamus traipus, mini šīs formas ģeogrāfi. Kas tie par kumosiem, kontinentiem, kurus apskalo, apslienā mūsu saldā pamāta nāve? Ir dar tavo žvilgsnio banga. Aš sėdžiu ant tavo sprando. Nuo pat galimybės balsų išsakytos raudonų purslų žieduos daigintuose Liepos mėnesio kūne, dabar žvilgsnių donorai mes, ilgesį ir neapykantą, žvaigždės ir tuštumą atspindim, kad patektume kuo arčiau žemės. Nepriklauso mums, tik akimirkai. Ir tuomet mudu taip pat įsivaizduojamai arčiau, jau arčiau žemės. Mūsų žvilgsnių juodos kiaurymės šios kūnus įsiurbs, kartu su gyvybė transliuos toliau kraujo kūnams. Un vēl tava skatiena viela uz tava skausta sēžu, kopš izteiktās varbūtības sarkanu šļakatu ziedos, diedzētos jūlija miesā. Mēs skatienu donori tagad
alkas un naidu, zvaigznes un tukšumu atspoguļojam, lai piekļūtu tuvāk zemei. Nepiedar mums vien uz brīdi. Mēs arī taču šķietami tuvāk, jo tuvāk zemei. Mūsu skatienu caurumi melnie iesūk šos tēlus kopā ar dzīvi, pārraidot tālāk asiņu tēliem. Įeik, pasirodyk virkštelę, kuria mano žvilgsnis kaip cirko kumeliukas pririštas prie paukščių tako. Suspardyta visa ta štai mūsų tikrieji namai su kulkų kiaurymėm, raudų ir maldų sienose. Visa, ką galiu tau duoti, tai mano žvilgsnio turinys. Šilta žolė, krešulys, boružės giesmė, dega namelį, skubėk pas savo vaikelius. Aš čia pasiliksiu, kur kirtavietė ir šaltinio paunksmė. Ienāc, parādies nabas saite, ar kur mans skatiens ir piena ceļam piesiets kā cirka kumeļš. Saspārdīts izplatījums, lūk, mūsu īstenās mājas, ar ložu caurumiem raudu un cerību mūros. Viss, ko es varu tev dot, ir mana skatiena viela. Silta zāle, receklis, bizmārītes dziesma. Mājiņ deg. Steidzi pie saviem bērniem. Es palikšu te, kur cirsma un avota ēna. Aču.